Sveiki, mano vardas yra Ramunė ir aš esu gyvenimo būdo ambasadorė su MWA Life. Bet pastarosius porą mėnesių aš buvau nepriklausoma kelionių agentė su IntelliTravel. Kodėl IntelliTravel ir kelionių agentės darbą iškeičiau į MWA Life? O todėl, kad į kelionių agentės darbą ėjau su viltimi savo ir savo klientams surasti pačius geriausius ir pigiausius kelionių variantus. Bet vos per tuos porą mėnesių pamačiau, jog kelionių agentai nei patys kažką sutaupo, nei gali duoti geras nuolaidas klientams. Už poros dienų žadu atšaukti savo kelionių agentės prenumeratą, bet kol dar to nepadariau, norėjau Jums parodyti kelionių agento ir Travel Advantage kainų palyginimus. Pažiūrėsime, ar kelionių agentai iš tikrųjų gali gauti keliones pigiausiamis kainomis. Šiame video noriu Jums parodyti Travel Advantage kainas ir JTA viešbučių kainas. JTA yra IntelliTravel kelionių tiekėjas. Kelionių agentai dažnai naudoja JTA, nes jie siūlo vienas iš žemesnių kainų. Parodysiu taip pat, kiek komisinių yra šioje kainoje priskaičiuota, kurios gauna kelionių agentas. Ką noriu tuo parodyti? Jei pats esate kelionių agentas ir perkate viešbučius iš šiuo atveju JTA ir galvojate, jog gausite komisinius atgal ir taip sutaupysite, anglų posakis yra think again. Pagalvok dar kartą. Jei esate žmogus perkantis per kelionių agentus, ant jūsų viešbučio kainos yra uždėti agento komisiniai. Taigi jūs visada gausite iš jų brangiau, kad ir koks atrodytų geras pasiūlymas. Tačiau perkant per Travel Advantage jums jau nebereikia mokėti agento komisinių, taigi kaina yra daug mažesnė. Taip, jums reikia susimokėti Travel Advantage mėnesinę prenumeratą, bet ir kelionių agentūra IntelliTravel taip pat ima mėnesinį mokestį iš savo agentų. Pačioje šio video pabaigoje aš jums paskaičiuosiu, kokios būtų galutinės nuolaidos perkant atostogas per Travel Advantage, net ir įskaičiavus jūsų mėnesinės prenumeratos mokestį. Čia kaip pavyzdį sufiltravau kelionę į Ubud, Balį, kitų metų vasario mėnesiui 7 naktims 2 žmonėms. Šis video yra kainų palyginimo pavyzdys. Tiesiog norėjau parodyti, kad net kelionių agento kabutėse nuolaidos neprilygsta Travel Advantage. Norint pasiskaičiuoti kelionių agento kainas, tai tiesiog iš dešinėje pusėje esančios galutinės kainos atimkite komisinius ir žinosite, kiek už tą patį viešbutį moka kelionių agentas. Taigi po kairę jūs matysite Travel Advantage platformą, o po dešinę JTA IntelliTravel kelionių tiekėjo platformą.
O dabar noriu pasidalinti labai slaptu ir tik kelionių agentams prieinamu puslapiu Staff Travel Voyage. Į šį puslapį gali prisijungti tik kelionių agentai su kelionių agento rekvizitais. Taigi žmogus pagalvotum, jog čia labai ekskliuzyviniai pasiūlymai. Šią savaitę jie savo kelionių agentams turi pasiūlymą Royalton viešbutyje ir kaip pavyzdį parinkau Kankūne, Meksikoje. Taigi pasižiūrėkime, kokios kainos yra kelionių agentams šiame viešbutyje ir palyginkime tai su Travel Advantage.
Netgi tokiame puslapyje, kur gali prisijungti tik kelionių agentai, Travel Advantage vis tiek nugali ir yra pigiau. Kaip jau minėjau video pradžioje, kelionių agentai irgi turi mokėti ne tik mėnesinį prenumeratos mokestį, bet ir prisijungimo mokestį. O nors ir mokant Travel Advantage patį didžiausią mėnesinį mokestį, tai yra $119,97, kas gaunasi apie 92 svarus, užsisakant šį viešbutį vis tiek dar sutaupote daugiau nei 140 svarų, palyginti su kelionių agento nuolaidomis. O per booking.com šis viešbutis toms pačioms datoms yra 2289. Taigi, palyginus su booking.com ir priskaičiavus Travel Advantage mėnesinį mokestį, sutaupome 272 svarus. Ir čia tik vienas iš tokių pavyzdžių. Ir čia jau priskaičiavus Travel Advantage mėnesinį mokestį. Jūs tikriausiai sakysite, taip, bet pas kelionių agentą nusipirkus man nereikia mokėti mėnesinio mokesčio ir aš keliauju tik 1 arba 2 kartus į metus, tai man tikrai neapsimoka mokėti mėnesinės prenumeratos, jei aš nekeliauju kiekvieną mėnesį. Su Travel Advantage jūsų mėnesinės prenumeratos mokesčio pinigai niekur nedingsta, o atvirkščiai yra konvertuojami kaip lojalumo taškai ir patalpinami į jūsų Travel Advantage sąskaitą. Jūs tuos lojalumo taškus galite pasitaupyti arba galite išleisti, bet jie visada kaupsis jūsų sąskaitoje. Jei šiais metais keliaujate tik 1 ar 2 kartus, nieko tokio, lojalumo taškus galėsite išleisti kitais metais. Tai lyg taupytumėtės pinigus kelionėms ir atidėtumėte juos į atskirą banko sąskaitą, kuri jums taip pat duoda prieigą prie ekskliuzyvinių kelionių pasiūlymų ir nuolaidų. Nežinau kaip jūs, bet aš geriau pasitaupysiu kiekvieną mėnesį su Travel Advantage savo atostogoms, gausiu privilegiją naudotis jų nuolaidomis, nei paskutinę minutę turėsiu pirkti iš booking.com, nes niekur daugiau negaliu rasti pigiau. Ar savo pinigus investuotus į IntelliTravel kelionių agentūrą gavau atgal kaip lojalumo taškus, kai pasirašiau būti jų nepriklausoma agentė? Ne. Ar gavau didžiulės nuolaidas kaip kelionių agentė savo ir savo klientams? Tikrai ne. Ar gavau atgal savo investuotus pinigus su Travel Advantage? Taip. Ar gavau didelės nuolaidas? Taip. Jei norite sužinoti daugiau, prašau nedvejoti ir susisiekti su manimi.